Pavyzdžiui, pagal vieną iš parametrų yra žmonės, kurie tiesiog nori įrodyti, kad jie gali, kad jie yra verti, kad tai būtent jiems. Ir kartais bendraujant tiesiog pasijaučia toks būtent ir niuansas. Ir kai jau žinai, kad greičiausiai tai yra šita charakteristika pas tą žmogų tiesiog tokia ir šiuo metu jis yra toje sąmoningumo vietoje, kur pasiduoda kažkokiem įrodinėjimam ar panašiai. Ir jeigu tai nėra kažkaip labai asmeniška ar visgi su pagarba, tai iš karto lengviau nereaguoti atgal ir nepradėti kovoti. Kas automatiškai tarsi būtų pirminė reakcija. Jeigu man kažką bando įrodyti ir aš atgal bandau įrodyti, bet koks skirtumas? Tai va toks gražus pavyzdys, kai kvantinis žmogaus dizainas gali tiesiog padėti lengviau priimti, nereaguoti, nesureikšminti to, kas iš tikrųjų nereikšminga, tik tai kažkokia žmogaus savybė.